Ačiū pirmininkė, noriu ministrė jūsų paklausti. Čia kalbam visi apie tai, kad grius pensijų fondai ir visa kita, bet gyventojai ir pradėjo jais nepasitikėti, nes sodros kaupiamos lėšos generuodavo didesnį pelningumą negu mūsų antrosios pensijos pakopos. Tai manau, kad labai svarbu pasakyti visą tiesą iki galo. Ir vis tik tai aš net nebejoju, kad sistema nesugrius, bet noriu jūsų paklausti, jei žmonės nuspręs pasitraukti iš pensijų kaupimo sistemos per pasitraukimo langą, ar jie turės sumokėti mokesčius? Ir kitas klausimas, ar valstybė, kuri vis tik norėtų skatinti ir galvotų apie tai, kad tie žmonės, kurie rūpinasi savimi ir lieka kaupimo fonde, ar valstybė prisidės prie kaupimo? Tai šios dienos teiktame pakete labai aiškiai išdėstyta. Per pereinamąjį langą žmogus, nusprendęs išeiti iš antros pakopos, galės pasiimti savo įmokėtus pinigus ir uždirbtą grąžą be jokio mokesčio. Lygiai taip pat šitam projekte yra numatyta valstybės subsidija, šitoj dalyje mes nieko nekeičiam, tai kaip jinai buvo, tai tie, kas norės ateityje kaupti, jie tą subsidiją toliau ir gaus.